Labas. Trečiadienio lauktuvės antras laimės rato sukimas jau prasideda. Kas mane labai džiugina ir kodėl aš laukiu šitos savaitinių dienos, tų traukimų dienos, tam, kad mano kambarys labai fainiai kvepia cinamonu, levanda, sandalių, palo santo, dragon blood, nuostabus smilkalai, tai turi galimybę šiandien gauti vieną iš jų. Ką reikia padaryti, kad dalyvaut šitam trečiadienio lauktuvių laimės rato sukime? Tiesiog prenumeruot naujienlaiškį. Ir kai prenumeruosi naujienlaiškį, natūraliai pretenduosi į šitas dovanas, kurios yra kas savaitę. Tad daug nežodžiausių, važiuojam į mūsų sukimą. Šiandien dalyvauja 26 žmonės. Tai yra, nei daug, nei mažai. Tad jeigu nėra daug prenumeratorių, didesnė tikimybė laimėti ir kiekvieną savaitę natūraliai jų daugėja, tai šansai šiek tiek mažėja. Bet jeigu norėsi įsigyti šių smilkalų, jie yra pasiekiami Myliu save krautuvėje, nuorodą rasi po šio video. Na ką, važiuojam. Kas laimės smilkalus šią savaitę? O. Pirmas numeris šiandien laimėjo smilkalus, o pirmas numeris yra Jūratė. Tai irgi toks įdomus tapimas, kad man labai patinka žmonės, kurie būna iniciatoriai, kurie vieni pirmieji. Tai Jūratė yra pirmoji prenumeratorė šio naujienlaiškio. Tai dar didesnė tokia faina staigmena. Tai va, šių laidų ir projekto mecenatas yra Myliu save. Tai yra čiužinių centras, personalizuotas LT ir, žinoma, video paslaugų reikalai yra Mainstream Pro. Tad, jeigu reikės šitų dalykų, galit pabendrauti ir susisiekti. Na ką, o aš linkiu klestėt fantastiškai išsimiegojus ir rugpjūčio 21 dieną bus sekantis laimės rato sukimas ir labai tikiuosi, kad dovaną gausi tu. Na, juk aš kaip tikiu, kažkamgi turi sektis. Na ką, iki, ate. You